YouTube'as išprotėjo. Šitas video visiškai neplanuotas ir rašomas nepasiruošus. Truputėlį informacijos turiu ir noriu jums pasakyti, kad YouTube'as nusprendė pašalinti visus mažus kanalus. Aš taip suprantu, nes pagal tai, ką YouTube'as pranešė, kas bus nuo 27 metų sausio 1, mano manimu yra prasivalymas, nes YouTube'as paminėjo, kad yra žiauriai daug kanalų YouTube'ai ir YouTube'as nusprendė pakelti reikalavimus, jeigu kanalas nori tapti YPP. Ir kitaip sakant, jeigu jūs norite gauti pinigus už video ir tapti YPP dalimi, jums iškeliami žiauriai dideli reikalavimai, lyginant su tuo, ką mes dabar turime. Ir aš kalbu apie mažus kanalus. Taipogi yra šiek tiek pasikeitimų ir tiem, kurie jau turi YPP. Taigi, apie viską nuo pradžių. Pirmiausia, norėsiu pasakyti skirtumus tarp to, ką mes turime dabar ir tarp to, kas laukia nuo 27 metų. Taigi, norint dabar tapti YouTube partneriu ir gauti gauti pinigus už įkeltus video, jums reikia turėti 1000 subscriberių ir vieną iš dviejų dalykų. Arba 4000 valandų peržiūrų per paskutinius 12 mėnesių, arba 10 milijonų peržiūrų šortų per 3 mėnesius. Tai yra didžiuliai skaičiai tikrai, bet jie yra pasiekimi. Aš tai esu padaręs ir sunkiai padariau, bet padariau savo pagrindiniam kanale. O dabar klausykit, kas bus nuo 27 metų. Nuo 27 metų išlieka tie patys 1000 subscriberių, čia niekas nepasikeitė, tačiau norint tapti YouTube programos dalimi, arba, kaip sakant, gauti pinigus už video, jums reikės 8000 peržiūrėtų valandų per pastarosius 12 mėnesių, arba 20 milijonų peržiūrų šortų per paskutinius 3 mėnesius. Kad jūs geriau suprastumėt, ką aš noriu pasakyti, tai dabar klausykit. Tai reiškia, kad kiekvieną dieną jūsų video turi būti peržiūrimas po 264 kartus. Video 10 minučių. 365 dienas per metus, kiekvieną dieną po 264 peržiūras. Jeigu jūs tiek peržiūrų nesurenkat ant video 10 minučių ir turiu omeny peržiūrėti visą video 10 minučių, jūs nebegalite monetizant video ir gauti pinigų už to. Arba dar geriau, 20 milijonų peržiūrų ant jūsų šortų per paskutinius 3 mėnesius. Arba kitaip sakant, 222 000 peržiūrų kiekvieną dieną. Jūs man pasakykit, kur yra logika tokie skaičiai mažiem kanalam? Yra kanalų, kurie sugeba tai padaryti, kurie sprogsta, bet jų yra mažuma. Paprastiem mažiem kanalam čia bus pagalys į ratus. Todėl aš esu priverstas uždaryti 5 šūvio kanalą. Nes aš žinau, kaip sunku yra pasiekti iš tos skaičius Lietuvoje. Ir dabar viskas yra padvigubinta. Aš nesu pasiruošęs vėl tiek kankintis, kad iškelti antrą kanalą. Todėl sujungsiu abu kanalus ir 5 šūvio kanalas bus panaikintas visiškai ir visas jo turinys bus perkeltas į mano pagrindinį kanalą. Kodėl? Tai yra 2 priežastys. Tai vieną priežastį jau pasakiau, kad YPP gauti praškai bus nebeįmanoma. Kodėl aš taip sakau? Todėl, kad ginklai Lietuvoje yra labai nepopuliaru ir su ginklų kanalu iškilti Lietuvoje, tai žiauriai didžiulis iššūkis, labai didelis iššūkis. Dabar, kai viską padvigubino, reikalavimus padvigubino, aš manau, kad šitam kanalui ateities absoliučiai nebėra. Todėl aš jį toliau tęsiu, aš užsiimsiu šitą veiklą, tačiau video kris į pagrindinį kanalą. Antroji priežastis. Tiem, kas jau turi YPP.
tai nebėra amžina. Jūs turite atitikti tam tikrus reikalavimus, kad toliau išliktumėte YPP. Taigi, jeigu jūs jau turite kanalą su tais visais surinktais skaičiais, kad jūs išlaikytumėt save YPP, turite atitikti štai šitos dalykus. Turite atitikti bent vieną iš šitų dalykų. Tai yra 1000 valandų peržiūrų per metus, kas yra visai realu, arba 1 milijonas peržiūrų jūsų reelsų per 3 mėnesius, arba kas 3 mėnesius įkelti po 2 ilgus video arba 5 shortus. Reiškia, kažką iš šito reikia daryti, kad jūs išliktumėt YPP. Jeigu jūs per metus įkelsite vieną video ir bus mažai peržiūrų, jūs būsite pašalinti iš YouTube monetizinimo programos. Jeigu taip kartais nutiktų, jūs galėsite recoverint. Jūs turėsite 90 dienų recoverint savo kanalą, savo galimybės vėl gauti pinigus už tai. Ir tam jums reikės atlikti tai, ką aš ką tik išvardinau, išskyrus paskutinį punktą, kur sakiau įkelti 2 video arba 5 shortus. Šitas nesuveiks. Čia yra šiaip geras dalykas, nes iki šiol buvo recovery skirta tik 30 dienų, dabar turėsite 90. Tai reiškia, atsistatyti bus biškai lengviau. Todėl aš ir nusprendžiau visą turinį kelti atgal į savo kanalą tam, kad išlikčiau YPP. Nes mano veikla yra šiek tiek apmažėjus, nes kas mane seka žino, kad pas mane gimusi dukra, jau 4 mėnuo eina dukrai, tai reikalų milijonas. Aišku, vėlgi šeima, visa kita, darbai, tas 5 šūvio kanalo tobulinimas. Tai labai mažai laiko skyriau savo YouTube kanalui ir todėl jis biški nurimo, sakykim taip. Tad pagalvojau, kad vis tiek aš į savo YouTube kanalą keliu. Ir kai su dronu skraidydavau, ir su dviračiu keliaudavau, ir šiaip pėsčiomis keliaudavau visokie žygiai ir panašiai, unboxinimai būdavo. Žodžiu, visą savo gyvenimą keldavau ten, ką aš veikiu. Tai pagalvojau, visgi gal ir neblogai bus šaudymą kelti tam pat, nes tai irgi ką aš veikiu. Tai lygiai taip pat atstoja tai, kaip ir kiti video, ne? Mano hobiai, mano pomėgiai, mano laisvalaikis. O kaip kelsis video, tai pirmą sezoną aš perkelt planuoju iki rudens vidurio. Tai iki rudens vidurio iš mano 5 šūvio kanalo visas pirmas sezonas dings ir jis atsiras mano pagrindiniam kanale. O su antru sezonu aš 5 šūvyje laikysiu tik 5 naujausius epizodus. Visi senesni epizodai taip pat bus perkelti. Ir išėjus naujam epizodui, pavyzdžiui, sakykim, turiu 5 epizodus, išeina 6, tai pirmas tada iškeliauja, išeina 7, antras iškeliauja. Ir taip 5 šūvė laikysiu tik 5 naujausius sezonus, kol palaipsniui viskas persikels į mano pagrindinį, sakykim, kanalą. Ir kai liks jau patys 5 naujausi ir daugiau nebebus to sezono, tai tada kas kažkiek laiko ir tos 5 perkelsiu į savo pagrindinį YouTube kanalą ir tada jau kai visi video bus perkelti, 5 šūvis bus uždarytas. Tai šį planavau šaudymą visą savo dedikuoti atskiram kanalę, bet YouTube'as iškretė šposą, nusprendė prasivalyti nuo mažų kanalų, tai uždarysim mažą kanalą ir toliau puoselėsime mano pagrindinį kanalą. Tai štai tokios naujienos. Ir 3 sezonas jau startuos mano pagrindiniam kanale ir mano vieninteliam kanale, nes daugiau kaip ir nebeturėsiu. Tai 1 sezonas sukrenta greitai, 2 sezonas palaipsniui, o 3 sezonas jau prasidės mano pagrindiniam kanale. Tai štai tokios naujienos, nežinau, nusivylėt, ar laimingi, ar vienodai šviečia. Bet yra kaip yra, todėl dabar bus didžiulis perversmas pas mane YouTube kanale. Jisai pagyvės iš gerosios pusės, bet iš blogosios pusės, nežinau, ar galiu sakyti iš blogosios pusės, atsiras papildoma veikla. Tai ačiū, kad žiūrėjote ir iki susitikimo.